Ignalinos atominė elektrinė tapo milijonų eurų švaistykla ir priebėga kadenciją baigiantiems konservatoriams palankiems valdininkams. Būtent tuo socialdemokratai kaltina energetikos ministrą Dainių Kreivį. Šią savaitę elektrinėje darbą pradėjo buvusi užsienio reikalų ministerijos kanclerė, o 2 atleidžiami darbuotojai gaus įspūdingas išeitines. Iš viso 150 000 eurų. Profsąjunga piktinasi, kad elektriniai iš Vilniaus vadovaujantis vadybininkai gauna 10 000 eurų siekiančias algas, o eilinių darbininkų trūksta, mat jų algos vos 1000 eurų. Demontuojamoje Ignalinos atominėje elektrinėje vadovų ir eilinių darbuotojų atlyginimai skiriasi 10-eriopai. Šaltkalvio algos vos viršyje 1000 eurų, o generalinis direktorius uždirba daugiau nei 12 000. Darbuotojai yra nemotyvuojami, jų atlyginimai, kaip buvo paminėta, auga labai lėtai arba palyginus su atskirų pareigybių lygiais kinta labai lėtai. Darbuotojai yra atleidžiami ir tas krūvis didėja. Tai didėjant krūvį, aišku, žmonėms tampa nepakeliamai dirbti. Nuo generalinio direktoriaus nedaug esą atsilieka ir aukščiausių padalinių vadovo algos, o 2 atleisti ilgamečiai padalinių vadovai gavo 150 000 eurų išeitinių kompensacijų. Atleisti už tai, kad nepateisino įmonės lūkesčių ir mes tam pritarėm, kad nepateisino, žinant tos vadovus. Buvo atleisti birželio Liepos mėnesį ir visumoje tai buvo išmokėta apie 150 000 eurų išeitinės kompensacijos. Šią savaitę atominėje elektrinėje departamento direktorė pradėjo dirbti ir buvusiai užsienio reikalų ministerijos kanclerė Inga Černiuk. Tačiau kodėl prieš pat rinkimus nusprendė pasitraukti iš ministerijos ir kaip jai pavyko konkurse į naujas pareigas įveikti beveik 50 konkurentų, papasakoti visuomeniai nedrįsta. Visi klausimai įmonės komunikacijai. Toks sutarimas, nepykite. Į naujas pareigas Inga Černiuk priėmė vos prieš metus atominėje elektriniai pradėjęs vadovauti Linas Baužys, prieš tai 7 metus vadovavęs Lietuvos geležinkelių keleivių vežimo bendrovei. Tad socialdemokratas Algirdas Sysas atominę elektrinę jau vadina priebėga konservatoriams lojaliems valdininkams. Grupelė žmonių vis juda iš vienos įstaigos, ten į geležinkelius, visi dabar geležinkeliečiai perėjo į Visagino atominę elektrinę, tada aišku su savim pažįstamus draugus, bendradarbius pereina, o visada prieš naujosius rinkimus, bet kuri valdžia jausdama, kad gali likti be portfelių, tada dirbtinai kuria vietas, ypač gerai apmokamos. Besibaigiant konservatorių vadovavimo kadencijai, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Ana Selčinskienė, kuri anksčiau vadovavo ir radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūrai, vyriausybė jau paskyrė viešojo valdymo agentūros direktorę. Beje, ir energetikos ministro Dainiaus Kreivio komandoje dirbantis ir atominės jėgainės reikalus kuruojantis viceministras Albinas Zananavičius į šias pareigas atėjo iš užsienio reikalų viceministro kėdės. Tačiau energetikos ministrui konservatoriui Kreiviui visi šie faktai nekliūna. Visas atrankas daro pasamdytos specialios atrankos agentūrai pagal visus reikalingus standartus korporacinio valdymo. Ministras ar ten kažkas šitos dalykus nereguliuoja, nesikiša ir taip toliau. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad aš manau, kad visi pasikeitimai, kurie vyksta Ignalinos atominėje elektrinai, yra į gerą. Štai šiame pastate Vilniuje 10. aukšte yra įsikūrusi Ignalinos atominės elektrinės administracija, o pati uždaroma elektrinė yra nuo čia beveik už 200 km Visagine. Elektrinės administracija nurodo, kad darbuotojų komandiruotėms tarp Vilniaus ir Visagino ir į užsienį šiemet skyrė 63 000 eurų. Tačiau anot profsąjungos bendrovės vadybininkai, kurių vien algos siekia kone 10 000 eurų, per metus išnaudoja apie 500 000 eurų, kaskart kai važiuoja į Visaginą į forminę komandiruotės.